Ar reikia vartoti maisto papildus? Šio klausimo dažnai sulaukiu iš maisto papildų skeptikų. Maisto papildus verta vartoti todėl, kad jie padeda užpildyti mitybos spragas, palaikyti gerą savijautą, sustiprinti imuninę sistemą ir papildyti organizmą maistinėmis medžiagomis, kurių gali trūkti dėl šiuolaikinio gyvenimo būdo, streso, prasto miego ar netinkamos mitybos. Net ir sveikai maitindamėsi dažnu atveju negauname pakankamo kiekio vitaminų ir mineralų, kurie yra būtini optimaliam organizmo funkcionavimui. Pavyzdžiui, magnio trūkumas yra itin dažnas, nes dirvožemis, kuriame auga mūsų maistas, yra nualintas. Dėl to net ir sveiki produktai, tokie kaip daržovės ar grūdinės kultūros, gali turėti mažiau mineralų negu anksčiau. Be to, kofeinas, stresas, intensyvus sportas, prastas miegas dar labiau padidina magnio poreikį. Antioksidantų, tokių kaip vitaminas C ar polifenolių, dažnai trūksta dėl to, nes valgome per mažai šviežių, spalvingų daržovių ir vaisių, arba jų kokybė būna suprastėjusi dėl ilgos tiekimo grandinės ir perdirbimo. Baltymų stoka dažnai pasitaiko tarp augalinę mitybą pasirinkusių žmonių, taip pat vyresnio amžiaus žmonių, kuriems reikia daugiau kokybiškų baltymų raumenų masiai ir imuniniai sistemai palaikyti. O daugelio kasdieninėje mityboje dominuoja greiti, angliavandeniais turtingi, bet baltymų stokojantis patiekalai. Papildai gali padėti kompensuoti šiuos trūkumus ir pagerinti tokias sritis kaip energijos lygis, miego kokybė, odos būklė, hormonų balansas, taip pat palaikyti smegenų veiklą ir virškinimą. Ypač naudingi jie tampa tam tikrais gyvenimo etapais, pavyzdžiui, nėštumo metu, intensyviai sportuojant, senstant ar sveikstant po ligos. Svarbiausia pasirinkti aukštos kokybės moksliškai pagrįstus papildus, pritaikytus individualiems jūsų poreikiams.